Parsisiųskite mobiliąją programėlę. Skanuokite QR kodą arba parsisiųskite Zylę į AdBot programėlę iš Google Play arba App Store. Užsiregistruokite. Pasirinkite regioną Lietuva. Suveskite savo elektroninio pašto adresą ir spauskite Get Code. Gautą kodą suveskite į kodo langą. Spauskite Next. Sukurkite slaptažodį. Slaptažodžiui naudokite sudėtingus simbolius. Dabar esate pasiruošę prijungti dulkių siurblį. Nuimkite viršutinį dangtelį. Įjunkite siurblį ir kamerą. Atsidarykite programėlę. Pridėkite naują prietaisą. Suveskite Wi-Fi prisijungimus. Pastaba. Dulkių siurblys veikia tik 2,4 GHz Wi-Fi tinkle. Paspauskite abu mygtukus ir laikykite 3 sekundės. Kai mirksi lemputė, spausk Next. Prisijunkite prie dulkių siurblio Wi-Fi prieigos. Programėlė iškvies Wi-Fi prisijungimo langą. Pasirinkite Smart Robot tinklą. Prisijungus prie tinklo, sugrįžkite į programėlės langą. Palaukite, kol siurblys prisijungs. Tai gali trukti iki 2 minučių. Prijungę siurblį galite jį valdyti.